Pažvelkit, ką norim parodyti jums apie mergaitę ir paklydusi pasakos veikėją, kurie norėjo blogo. Na, o gal ir gera, nepasakyk visko iš karto. Na gerai, pasižiūrėkime pamokančią pasaką apie mergaitę su degtukais ir Grinčą. Laukia žiema, šalta, bet tai atrodo tokia smulkmena palyginus su vidiniu šalčiu. Gali net gulėti šiltai užsiklojęs prašydeniu ir gerti karštą arbatą, tačiau stingdantis ledas viduje šaldys vis stipriau. Labai dažnai šiluma yra visai šalia, bet ji tavęs nešildo ir jos nejauti, nes tai skirta ne tau. Kaip šalta, kaip liūdna, sunku, nieko neuždirbu, degtukų nieks nebeperka, pavalgyti taip noriu, o dar taip norisi šilumos, kad kas apkabintų ir prisiklaustų. Už lango šalta, o pas mus taip jauku ir šilta.
Dukryte, eikš prie stalo, tuoj ateis mūsų svarbus svečiai. Taip, bet kurią minutę gali pasirodyti mano bosas su žmona. Turim tinkamai juos sutikti. Labas vakaras, su šventom kalėdom. Su šventom. Priimkite mūsų dovanas. O, kaip mes jūsų laukiam. Su šventom kalėdom. Prašome greičiau į vidų. Paruošėme skanę šventinę vakarienę. Langė šviesa, prieisiu arčiau pažiūrėti, kaip viduje jauku, šilta, tai žmonės tikriausiai labai mėly. Pabandysiu pasibelsti, gal jau nepriims. Turėjau vilti, kad kažkam aš tarpu. Juk šiandien kalėdos, stebuklų metas. Bet deja, niekam aš nereikalinga. Ne, aš net gailesčio žmonėm nesukeliu. Tai šalta. O su degtukais juk nepasišildysiu. Likau viena ir apstumta. Koks tikslas gyventi? Rankos vyra žemyn. Pasiduodu. Where is the laughter you used to bring me? Why can't I hear music play? Ajajai, kurgi aš čia dabar papuoliau? Čia kažkokia kita pasaka. Visi mano penktieji įrankiai liko kažkur toli. Galėčiau kokią eglutę padegti. O kasgi čia? Degtukai. Pala, o kas čia šalia jų guli? Kažkokia mergiotė ir nejuda. Ei, ar tau viskas gerai? Ko čia guli kaip maišas? Maišas? Aš niekam nereikalinga. Neturiu draugų ir šeimos, o juk dabar kalėdos. Bet ar tikrai? Ne Velykos? Kiek ilgai aš čia gulėjau? Iš pradžių man buvo lengva, bet vėliau man pradėjo nesisekti. Nieks degtukų neperka. Kažkokia mergaitė pradėjo pardavinėti šeptuvėlius. Ir juos labiau pirko. Sunkusis prekybos agento darbas. Nenusimink, aš turiu puikų planą. Kaip pakenkti tiems, kurie tavęs nemyli. Ir kaip uždirbti daug babkių. Eime su manim.
kerštas. Pradžioje visada atrodo saldus. Apima piktdžiugiškas džiaugsmas ir mintis, kaip vis skausmingiau realizuoti. Bet visa tai baigėsi, po jo įgyvendinimo apėmus tuštumai. Tada stovi ir galvoja, kažkas čia ne taip. Taip, tai bunda sąžinė. Ir jei jos atidžiai paklausysi, išgirsi kaip išnipžda. Iš pikto atsilygink geru, už šaltį šiluma, tik taip priversi kitus parausti ir aiškiai suprasti savo klaidas. Nes pirmiausia, pasaulį reikia pradėti keisti nuo savęs ir keisti su meile. Tada jos lašai nukris ant kiekvienos akmeninės širdies, sumikštindami ir paversdami aplinkinį pasaulį tikrų kalėdinių stebuklų, pražystančių tūkstančiais gražiausių žiedų. Love you.